Sveiki visi. Atvyko dar vienas egzempliorius pas mane. Tuoj parodysim. Štai. Husqvarna 257. Vienas iš senesnių modelių. Bet iš praktikos galiu pasakyti, su šitais benzopjūklais į mišką eit galima drąsiai. Jeigu jis tik tai buvo prižiūrimas, laiku keičiami filtrai, tai su juo į mišką nuėjus problemų nebus. Na, šiuo kartu atvyko čionais tiesiog. Susidėvėjo užvedimo virvė ir nutrūko. Tai tuo pačiu pažiūrėsim iškart filtrus. Na, filtras tai jau patys matot. Irgi reikia keisti. Žvakė matos buvo keista. Na ir pravalyti jį visą reikia. Grandinę dar pagalasim prie to pačio, nes jau nieko gero. Šiaip tai senas geras daiktas. Aišku, jam jau reikalingi ir įrankiai, grandinės reguliavimui, atsuktuvai. Dekompresinis dar yra. Kažin, ar jis dar veikia, labai silpnai vaikšto, bet dar gal ir reikia. Tai va, tokį mini serviziuką padarom ir toliau į miškus. Ačiū, geros dienos. Spauskit patinka, dalinkitės ir bus daugiau video. Bėšau pasakyti, kad benzopjūklas beveik 5 metus buvo stovėjęs nejudintas ir šiaip realiai užsikūrė beveik iš pirmo karto. Tik tai va, žmonės, žiūrėkit, kas darosi čionais. Valykit, prisižiūrėkit jūs tą techniką. Nes kitaip ilgai jinai ir netarnaus. O šiaip tai pabandykit jūs naują benzopjūklą užkurt po 5 metų stovėjimo. Tikrai neužkursit, kaip sakau, sena technika, gera technika.